Sveiki visi, servise 007 sveikinos sėdėdamas už Mercedes-Benz S550 vairo. Grįžinėjom greitkeliu, padarėm sustojimą, testuojam automobilį, kalibruojam po Landi Renzo Megas dujinės įrangos montavimo. Pridėsiu nuorodą be abejonės apie sistemą. Yra Landi Renzo Megas, kaip minėjau, sumontuota sistema, italų, kokybiška. 2 reduktoriai Landi Renzo L10 turbo oversiziniai. Automobilis visuose sūkių diapazonuose be problemų važiuoja dujomis. Tikrai labai dinamiškas, geros komplektacijos, stilus, dvigubi stiklai ir panašiai. Tai tikrai labai šauniai važiuoja. Tai va dabar grįžinėjau ir padarysiu keletą tokių pagreitėjimų, pavadinkim taip. Ir mes tą darom 100% dujomis. Taip, kad tikrai be jokių problemų. Labai smagiai važiuojam ir testuojam. Tai va, jeigu pasižiūrėsim, dabar turiu tarpelį. Tai va, akceleruojam pilnai iki pat redline'o. Daugiau 140, aišku, nesinori labai lėkti, juo labiau su svetimu automobiliu. Bet, kaip minėjau, važiuoja visiškai sklandžiai, greičių dėžė veikia taipogi be jokių problemų, bėgiai tvarkingai mėtosi, tiek susižemina, tiek susiaukština, labai dinamiškas, labai smagus automobilis. Taip, kad jeigu kažką panašaus planuosit ar įsigyt, ar vairuojat, tai žinokit, kad čia automobiliai važiuoja puikiai. Tiesa, turi tam tikrų kaprizų montavime, pakankamai sudėtinga viską variklio skyriuje tinkamai sumontuoti. Yra tam tikrų dalykų, kuriuos reikia žinoti, bet norint, tikrai viskas yra įmanoma. Taip, kad tie, kurie kažką galbūt planuojat panašaus įsigyti, drąsiai kreipkitės, mielai padėsim su kokybiška Landi Renzo dujinės įranga, su įranga ir jos montavimu be abejonės. Ačiū.